suprasdami, kad norint atremti Rusijos agresiją, tai neužtenka vien tik tai gerinti ir tobulinti Europos gynybos pramonės reikalus, bet reikia būti užtikrintiem, kad mes turėsime pakankamą kiekį tankų, kitos technikos, taip kaip nustato NATO savo gynybos planuose ir su tuo vadinamuose NATO pajėgumų vystymo tiksluose. Jūs paminėjot Vokietiją, Vokietijos ekonomika vis dėlto svyruoja, Prancūzijos irgi Vokietijos nestabilumas. Tada yra tokios šalys kaip Vengrija, Rumunija, dabar galim kalbėti. Skaičiau, kad tikit, kad yra mechanizmų apeiti tokias šalis, jeigu planuojama apie bendrą biudžeto didinimą gynybai ES. Kokie tie būdai? Na, tai visada yra arba tarp vyriausybiniai bendrijos metodai. Tai jeigu nėra sutarimo dėl bendrijos metodų, kurie dažnai reikalauja ir konsensuso priimant vienokius kitokius sprendimus, tai galima ieškoti būdų, kaip ieškoti tarp vyriausybinių susitarimų. Tarp tų valstybių, kurios tikrai supranta grėsmes ir kurios nori tom grėsmėm